Iš pelenų į gyvenimą. Viešpatie, padėk man išgirsti tavo žodį, pamilti jį, suprasti ir pagal jį gyventi. Iš Šventosios Evangelijos pagal Luką. Jėzus kalbėjo fariziejams: gyveno kartą vienas turtuolis, jis vilkėjo purpuru bei ploniausią drobę ir kasdien ištaikingai puotaudavo, o prie jo rūmų vartų gulėjo votimis aptekėjęs Elgeta, vardu Lozorius. Jis troško numarinti alkį bent trupiniais nuo turtuolio stalo, bet tik šunės atbėgę laižydavo jo votis. Ir štai Elgeta mirė ir buvo angelų nuneštas į Abraomo prieglobstį. Mirė taipogi turtuolis ir buvo palaidotas. Atsidūręs pragaro kančiose, turtuolis pakėlė akis ir iš tolo pamatė Abraomą ir jo prieglobstyje Lozorių. Jis sušuko: tėve Abraomai, pasigailėk manęs, atsiųsk čionai Lozorių, kad suvilgęs vandenyje galą piršto atvėsintų man liežuvį. Aš baisiai kenčiu šioje liepsnoje. Abraomas atsakė: atsimink, sūnau, kad tu dar gyvendamas atsiėmei savo gėrybės, o Lozorius tik nelaimės. Todėl jis susilaukė paguodos, o tu kenti. Be to, tarp mūsų ir jūsų žioji nepražengiama bedugnė, ir niekas panorėjęs iš čia negali nueiti pas jūs, nei iš ten persikelti pas mus. Tas vėl tarė: tai meldžiu tave, nusiųsk jį bent į mano tėvo namus. Ašgi turiu 5 brolius. Tegul juos įspėja, kad ir jie nepatektų į šią kančių vietą. Abraomas atsiliepė: jie turi Mozę bei pranašus, tegul jų ir klauso. Anas atsakė: ne, tėve Abraomai, bet jei kas iš numirusiųjų nueitų pas juos, jie atsiverstų. Tačiau Abraomas tarė: jeigu jie neklauso Mozės nei pranašų, tai nepatikės, jei kas iš numirusiųjų prisikeltų. Tai viešpaties žodis. Niekas iš žmonių nepasirinko, kurioje šeimoje gims, kurios valstybės bus gyventojų arba kuriame amžiuje, kuriais laikais atsiras. Bet gimėme ir esame apsupti skirtingų žmonių, skirtingų pasaulių, kurie gyvena savo gyvenime ir kūrė savo ir kitų istoriją, taip pat ir kiekvienų iš mūsų. Šiandien Evangelijoje pagal Luką susiduria 2 pasauliai: vargo kamuojamo žmogaus pasaulis ir turtuolio pasaulis. Ir matomas šių pasaulių galutinis taškas, taip vadinamas mirtimi ir gyvenimu po mirties. Elgeta mirė ir buvo angelų nuneštas į Abraomo prieglobstį. Mirė taipogi turtuolis ir buvo palaidotas, kaip skaitome Evangelijoje. Šio pasakojimo, šios gerosios naujienos tikslas nėra pasmerkti visas ir visus turtuolius, bet atkreipti kiekvieno žmogaus dėmesį į kitą žmogų. Žmogų, kuris dabar kenčia tiek fiziškai, tiek dvasiškai. Žmogų, kuriam trūksta meilės ir dėmesio, kuris jaučiasi vienišas arba paliktas, kuris paskendo savo skausmuose ir kuris trokšta bent kažkiek tais gerumo trupinėlių. Mes neretai sakome, kad kiekvienas būsime teisiami už savo blogus darbus, bet galbūt jau dabar Dievas žiūri į tai, kaip gebame mylėti kitą žmogų. Galbūt Dievas dabar žiūri į neįvykdytus meilės darbus, kai nenorėjome matyti kito žmogaus, kai užmerkėme akis, žiūrėdami į kitą, į jo skausmą, į jo vargą. Pagalvokime apie savo meilės darbus, kuriuos atlikome nesavanaudiškai. Melskimės žodžiais: viešpatie, kreipdamiesi į viešpatį,
Bet ne kaip į tolimą, bet kaip į artimą Viešpatį, kuris dabar yra kartu su mumis. Viešpatie, tu tiek žmonių sukūrei iš savo begalinės meilės. Sukūrei mane, mano brolius, seseris, tėvus, sukūrei mano draugus, kiekvieną. Atsiradau šitame pasaulyje ne šiaip savo. Įmanomai norėjai, kad tapčiau dovana ir pagalba kitam žmogui, džiaugsmu jo gyvenime ir kad kitas žmogus taptų džiaugsmu mano gyvenime. Meldžiu šiandien, padėk pamatyti kitą žmogų ir išmokti save dovanoti. Amen. Iš pelenų į gyvenimą.